Alytaus regionas ir Alytaus ypatingai miestas yra inžinerinės krypties miestas, turime tikrai nemažai įmonių. Tai suvirintojo mokymo programa ir išvis inžinerinės krypties mokymo programos jos yra populiarios, jų populiarumas kiekvienais metais auga ir netgi įstoti į Alytaus profesinio rengimo centro suvirintojo mokymo programą yra tam tikras slengstis. Ir pameistrystėje turime mes visai nemažai sėkmės istorijų. Ugnius turėjo motyvaciją, turėjo norą mokytis, turėjo svajonę ir jis turi dar tikriausiai didesnę svajonę dirbti inžinerinės krypties įmonėse. Baigiamajame kurse jis pareiškė norą mokytis pameistrystės mokymo formą ir netgi pasirinko įmonę, susitarė su įmonė. Čia jisai mokėsi ir orbitinio suvirinimo, ir mechanizuoto suvirinimo, taip pat programavo suvirinimo robotą. Ypatingai didelis dėmesys jam buvo skiriamas skaitmeniniam kompetencijom, nes šiandieninis suvirintojas turi išmanyti ne tik tai tam tikrus technologinius dalykus, labai gerai skaityti brėžinius, bet taip pat jis turi atlikti ir tam tikrus programavimo dalykus, kurie šiandien verslo įmonėje ir suvirintojo darbe yra labai svarbus. Man atrodo, kad gana sėkmingai jisai dirbo ir čia mokykloje, ir verslo įmonėje. Jie atėjo šešiese vienu kartu. Aš buvau užvedęs tokią kiekvieną penktadienį. Padarydavom kontrolinį darbą, kaip tu padobulėjai per savaitę. Kada jis darė juodo metalo bandinius, kada jis buvo pasiųstas į šitą, tai pirmi irgi išėjo nelabai. O paskui po 4 bandinių virinimo jis pasirodo iš 11 dalyvaujančių, užėmė 1 vietą. Buvo metų suvirintojas ir iš 11 suvirintojų užėmė 1 vietą. Tai reiškia, žinios buvo naudingos. Garbė būtų profesijos mokytojo, tai Ryčio Morkūno. Aš jį mokinau praktikos, aš jo apžiūrėdavau tas siūles ir paaiškydavau, kad ten reikia mažiau amperų, daugiau, per lėtai vedi, per greit vedi. Ir mano tik toks darbas prižiūrėti, o jis turėjo viską persilaužti per save, o jisai tikrai to norėjo ir persilaužė. Aš jų didžiuojusi, per tokį trumpą laiką jis tikrai pasiekė ir jeigu sieks toliau suvirintojų būti, tai tikrai pasieks geresnės rezultatus ir geras žinias. Ir mes atsisveikinus, aš prižadėjau, kad tie, kurie gerai paskambyti jų tėvam, padėkot, kad jie užaugino gerą vaiką,